Gerai. Gerą dieną dar kartą. Darau šitą video iš 3 karto. Sakau, įeisiu į tą parkelį šalia savo namų. Padarysiu, praseisiu po eilinio valgio 15 minučių, kad cukraus kiekis nesukiltų labai stipriai. O jeigu ir sukils, kad ilgai nesilaikytų. Bet vis ėjau tuo takučiu, vis žmonės maišėsi. Taigi pradėsiu dar kartą iš naujo. Labą visiems. Esu Mindaugas iš UK. Taigi šiame pirmame savo video pamėginsiu pasakyti ar paaiškinti, kodėl nusprendžiau pradėti šitą YouTube kanalą, kokios tiksliai priežastis pagrindinės paskatino visą tai daryti, nes visa tai, kas bus daroma dabar ir ateityje, tai man labai nepatinka, turiu galvoje visokie video įrašymai, kalbėjimai ir panašiai, nes esu 100% kvadratu intravertas, nemėgstu šnekėti. Taigi žodžiu, bet prieš tai noriu pasakyti, kad aš nesu joks mitybos specialistas ar diplomuotas daktaras ar sporto treneris ar panašiai. Viskas, kas bus pateikta šitame kanale, bus atrasta mano asmeniškai interneto platybėse ir išbandyta ant savęs. Todėl aš kaip šito kanalo kūrėjas ir turinio kūrėjas, būsimų turinio kūrėjas, neprisiimu atsakomybės, jeigu jūs nuspręsit išbandyti tai, ką aš parodau ant savęs, nes kad ir mes žmonės visi esame vienodi, turiu galvoje, turim po 2 kojas rankas, aišku, būna ir išimčių. Turim tuos pačius vidaus organus ir panašiai, bet tas, kas tinka man, gali netikti jums. Todėl norėdami bandyti kažką panašaus, ką aš darau, tai turėtumėt, manau, pasitarti su specialistais ir taip toliau. Tai būtų tiek pradžiai, kad kiekvienas mes patys turim prisimti atsakomybę už tai, ką darome su savimi ir su savo kūnu ir taip toliau. Taigi, kas dabar gal reiktų pasakyti, kas konkrečiai paskatino pradėti šitą kanalą ir pradėti kurti šito kanalo turinį. Po labai daug metų, nežinau, gal 15 metų plus, labai prasto ir nesveiko gyvenimo būdo, atsirado tam tikrų pašalinių dalykų, kurie yra nepriimtini ir kurių noriu atsikratyti. Turiu galvoje apie antsvorį, gelbėjimosi ratą ant pilvo, blogą savijautą, nuolatinį energijos trūkumą, pastovų, kaip čia paįvardint, pastovų potraukį saldumynams, ir visa kita, kas, manau, daugumą iš mūsų kamuoja. Todėl dar kartą nusprendžiau patvarkyti biškutį save, patvarkyti sveikatą, savo savijautą kasdieninę, ir kas be ko pagražinti kūno linijas. Prieš tai
bandžiau tai daryti, jeigu gerai atsimenu, 6 kartus. Patirtis ir rezultatai tragiški. Samdžiau visais tais atvejais, kuriais bandžiau patobulinti save ir pagerinti ir grįžti į tą būklę, būseną, kai gyvenau, kai buvau paauglys ir panašiai. Samdžiau 6 trenerius. Vieni buvo diplomuoti mitybos specialistai, kiti diplomuoti, treneriai. Kai kurie buvo kultūristai ir esami kultūristai. Bet kaip minėjau, patirtis su visu šituo reikalu nekokia. Todėl nusprendžiau pats pradėti domėtis, ką valgyti, ko nevalgyti, kada valgyti, kiek kartų valgyti, ir visa kita. Pradėjau ieškoti visos kitos informacijos, kas liečia sveiko gyvenimo būdą. Kaip minėjau, pradėjau domėtis šiais metais, tai dar tik pusmetis praėjo. Ir šis eksperimentas kaip ir turėjo prasidėti vasario 1, bet dėl tam tikrų priežasčių biškį teko atidėti visą šitą reikalą. Tai oficialiai viską pradėjau nuo šių metų birželio 1 dienos. Tai o tik dabar darau pirmą video, todėl biškutį vėluoju su šito reikalu visu. Taigi, todėl, kaip čia dabar jums geriausiai būtų įvardinti pagrindinę priežastį. Bet manyčiau, kad pagrindinė priežastis būtų ta, jog karts nuo karto Facebookas, YouTube'as pagal tam tikrus algoritmus išmeta lietuviško turinio kūrėjus apie sveiką gyvenimo būdą. Ir aš matau, kad jie biški veda visus klaidingų kelių ir aš nesuprantu, kodėl. Nes pavyzdžiui, beje, pamiršau minėti, kad turinio ir informacijos savo tikslams pasiekti ieškausi anglų kalba. Tai tas turinys, kurį esu radęs anglų kalba, labai toli nuo to turinio, kurį kuria lietuviško turinio kūrėjai. O kai kurie, kiek pastebiu, veda visus tokia linkme, kur rezultatai gali būti labai blogi, kas liečia sveiką gyvenimą, sveiką mitybą ir panašiai. Todėl nusprendžiau parodyti visiems visiškai priešingą metodą, nei kuris yra pasakojamas ir rodomas lietuviškam turinį. Ir tas metodas būtų daug angliavandenių, vidutiniškai baltymų ir labai mažai riebalų. Nes iki šiol, ką esu matęs, radęs lietuviškai ir lietuviškam kuriamam turinį, buvo sakoma, nori numesti svorio, valgyk mažai angliavandenių, valgyk daugiau tų baltymų ir riebalų. Manau, dauguma, kurie žiūrės šituos video, nėra naujokai, tai žinot tą reikalą su insulinu, riebalų kaupimu,
dėl to, kad insulinas yra gana aukštas, kai valgai daug angliavandenių. Ir plus visų, kaip pasakyti, jautriausia ir tema yra padidėjęs cukraus kiekis, nors gal kiti vadina padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje po ypač didelio valgio, kuriame yra daug angliavandenių. Taigi visas būsimas mano turinys bus pagristas vienintelė strategija. Daug angliavandenių, mažai riebalų, vidutiniškai baltymų. Taigi dabar aš jums nežinau, labai turbūt neapkrausiu informaciją moksliniais tyrimais, moksliniam lentelėm ir panašiai. Tiesiog kasdien paveiksluosiu, ką valgau, kiek valgau ir panašiai, bet kadangi esu paprastas žmogus kaip ir jūs, turiu dirbti, kad išgyvenčiau, turiu šeimą, tai video kiekvieną dieną nekursiu, nes neturiu laiko, tai pasistengsiu vieną kartą per savaitę padaryti video, ką per tą savaitę valgiau, kada valgiau, biškį mesiu nuotraukų ir panašiai. Nu, o laikui bėgant, jeigu kažkam kils klausimų, rašykit, tada bandysiu paaiškinti, surasti medžiagos ir pateikti, kurią aš pats naudoju. Ir taip man bus lengviau kurti video, nes žinosiu, kas domina jūs konkrečiai, o nepušinsiu ir nekišiu informacijos, kuri galbūt jūsų nedomina. Tai vat, pagrindinė priežastis būtų tokia kaip ir, kad atsibodo matyti, kad kai kurie ale specialistai, o gal ir specialistai, veda jūs ne ta linkme, kurią turėtumėte eiti. Nes visa ta informacija, kurią esu radęs angliškam turinį, konkrečiai daugiausia informacijos galima rasti už Atlanto, Amerikoje. Ten tiek specialistai, tiek treneriai labiau dalinasi informacija negu, pavyzdžiui, lietuviškam turiniu. Lietuviškam turiniu labai sunku rasti labai informacijos, kas liečia sveiką gyvenimo būdą ir panašiai. Nors aš suprantu, kodėl taip yra daroma. Ir nekaltinu tų žmonių, visiems reikia gyventi. O anglų kalba pasaulis labiau laisvesnis ir labiau duoda daugiau ir naudingesnės informacijos. Tai va, tai pirmam video būtų tiek. Jau kiek čia trunka, 13 minučių beveik. Esu nusprendęs video daryti panašaus turinio video esu nusprendęs daryti ne ilgiau negu 15 minučių, kad neatsibostų niekam, nes pats asmeniškai irgi labai sunkiai žiūriu video, kurie yra ilgesni negu 15 minučių. Nu, nebent labai naudinga ir reikalinga informacija yra pateikiama ir tada žiūriu viską iki galo. Tai šiam kartui tiek. Prasėjau 15 minučių po valgio. Savijauta gera, energijos pilnas, nors angliavandenių suvalgiau apie 115 gramų, porcija didelė, vos įveikiau. Tai važiuojam, bandysim, žiūrėsim, kas gausis. Tai dabar, kada pasirodys kitas video, nežinau, nes dar šitą reikia sumontuoti.
Tai visiems gero gražaus oro, pas mus UK visai gražu šiandien, šilta. Skanaus maisto, geros sveikatos. Ir tada iki sekančio susiklausimo visiems. Sėkmės ir būkit sveiki.